Pradėkime NKTV ir vėl nuo kreipimosi į visus žiūrinčius ir galbūt pažįstančius ką nors. Bičiuliai, reikalas yra tas, kad mes vis dar ieškome montažo režisieriaus. To žmogaus, kuris galėtų kiekvieną savaitę sumontuoti laidą NKTV. Nes žinia ta pati, mus balandžio pabaigoje palieka Valdas. Valdai, palieki? Ne? Meluoja, taip jis palieka, jis tada neteisi darbą. Žodžiu, jeigu jūs norite be jokio atlygio, tik iš idėjos kartu su mumis padirbėti ir mokate profesionaliai montuoti, turite tam laiko ir dar labai svarbus dalykas, gyvenate Vilniuje, taip, nes mums vis tik reikėtų susitikti ir matyti vieni kitus akis į akį, brūkštelkite mums info@nktv.lt. Labai laukiame entuziastingų žmonių. Ačiū. Tai sveiki. Aš tai nesveikas truputėlį. Matot, kas su mano iPhone'u nutiko. Facebook'e jau rodžiau savaitės pradžioj. Suskilo stiklas. Telefonas veikia, bet stiklas reikalauja remonto. Nugriuvo mano mažulis. Bet, žinokit, įvyko toks reikalas. Kai tik Facebook'e paskelbiau apie sudužusį stiklą, gavau laišką. Noriu jums jį paskaityti. Laiškas skamba štai taip. Sveikas, Ernest. Taip, mes matėme Facebook'e, kas atsitiko tavo skystablauzdžiui iPhone'ui. Be. Ir dėl to norime duoti tau rimtą aparatą. Aparatą, kuris turi Gorilla Glass stiklą, itin atsparų smūgiams ir įbrėžimams. Pabandyk, pačiupinėk ir pasakyk visiems, ką galvoji. Na, kol taisysi savo skystablausdį. Pasirašo po šio laišku Nokia. Valdai, mesk čia tą daiktą, ką jie mums atsiuntė. Tai va, gavau aš Nokia Lumia 800. Telefonas, kuris kaip karštas pyragėlis graibomas Amerikoje, bet Lietuvoje bus parduodamas kažkada, na jau visai artimiausių metų. Na ir ką? Beje, ar jie sumokėjo mums už reklamą, Valdai? Nesmokėjo. Tai tada mes sakysime apie telefoną iš tikrųjų, ką galvojam. Tikrą savo nuomonę. Kaip jis čia dabar. Va, žodžiu, toks daiktas, aš turėsiu jį pasibandyti, kol taisys mano iPhone'ą. O kol kas, pradėkime laidą NKTV, 4-ąją šio sezono laidą. Kaip visuomet, filmukų apie gyvūnėlius ir technologijas. Šį kartą filmukas štai toks. Šiek tiek technologijų naujienų jums. Bent jau filmavimo metu žinia buvo tokia, dar kaip ir iki galo neaiški. Bet Google'as žado savo Gmail'o vartotojams virtualų debesį su 5 GB nemokamos vietos savo duomenim saugoti. Nėra mažai, nėra taip jau ir daug, na tikėsime, kad viskas veiks labai paprastai ir aiškiai. Vadinasi šitas reikalas Google Drive. Mėgstu aš tos netyčinius medžiagos nutekėjimus į internetą, nors kartais labai abejoju dėl jų netyčiškumo. Tai va, toks video atsirado internete, kuris neva tai parodo, kaipgi atrodys naujasis Microsoft Office. Office'as vadinasi 15, Microsoft Office 15. Iš to video labai aiškiai matosi, kad daug kas čia labai surišta su debesimi, tai yra su jūsų duomenimis saugomais ne kompiuteryje, o ten. Kol aš rodau visada į viršų, ką aš nežinau. Reikia rodyti į Ameriką ir į serverius. Taip, tengi yra tie debesis. Tai va, kas dar? Dar kol kas labai ankstyvojo vystymo stadijoje šitas Office'as yra, vasara bus vieša beta, o pats Office'as gali pasirodyti tik tai kitų metų greičiausiai pradžioje. Gandų lietus lyja toliau. Oi, kokią klišę gražią pavartojau, ne? Gandų lietus lyja toliau. Ir prilijo mums naują iPadą. iPadą, kuris dabar vadinamas Mini. Tai va, tas iPadas Mini bus už šitą iPadą šiek tiek mažesnis, maždaug 2 coliais, nepilnu 8 colių. Ir turėtų kainuoti praktiškai dvigubai pigiau. Ne 500, bet $250. Kada jis gali pasirodyti, ogi rudenį. Tokie šiai dienai gandai.
Jau ne gandas, o oficiali informacija. Kitą mėnesį prasidės filmo filmavimas. Kodėl mes kalbame apie filmą laidoje NKTV? Nes tas filmas yra apie Steve'ą Jobsą. Ir žinot, kas vaidins pagrindinį vaidmenį, tai yra Steve'ą Jobsą? Ashtonas Kutcheris. Ir iš tikrųjų negali pykti. Bičiukas tikrai panašus į Steve'ą Jobsą jaunystėje, bent jau su specifinė barzda ir su specifiniu grimu. Filmas yra apie Steve'ą Jobsą, apie laiką nuo 71 iki 2000 metų ir ką, lauksim šito filmo, pabaigoj, link kalėdų turėtų pasirodyti, tikėsime, kad bus vertas čia šitos žinios. O va čia chebrytė truputėlį, mano galva, perlenkė lazdą, nes sukūrė kvepalus, kurie kvepia taip pat, kaip kvepia ir naujutėlaitis, šviežiai išpakuotas MacBook Pro kompiuteris. Ne, šitų kvepalų nieks nepardavinės, jie skirti vieno menininko pasirodymui, jis kvepins jais patalpą. Kūriamas naujas produktas. Tas naujas produktas yra, laikrodis. O, kokia naujiena. Ne šiaip su laikrodis, o laikrodis, kuris per Bluetooth'ą bendrauja su jūsų smartphone'u. Ir tai nėra naujiena. Naujiena yra tai, kad vietoj įprasto LCD ekrano naudojama tokiuose produktuose, čia yra naudojamas e-popierius. E-popierius, kuris matomas gerai ir saulės šviesoje, na tarkim, kaip Amazon Kindle skaityklė. Negana to, kad vieno įkrovimo per USB užteks palaikyti laikrodžių gyvenimą netgi 7 dienas. Jis rodys ne tik laiką, bet gali rodyti temperatūrą arba iš jūsų telefono, pavyzdžiui, na, kas jums skambino arba žinutės. Žodžiu, fainas daiktas, kuris beje gavo netgi 3 milijonų finansavimą jau surinko iš donorų. Nu puiku, lauksime, laikrodis turėtų vadintis Pebble. Įdomus dalykai vyksta ir Lietuvoje. Vienas iš tokių įdomesnių dalykų vadinasi Startup Monthly. Renginys, kuris ne per seniausiai vyko sostinėje ir jo metu 3 inovatyvių verslų komandas konferencija išsiuntė toliau vystyti savo verslų į Silicio slėnį Ameriką. Nugalėtojai yra šie baltarusiai Maps with Me, taip pat lietuviai Tropic Mind ir Get Basket. Sėkmės chebrytei tolimoje Kalifornijoje. Ar žinote apie socialinį tinklą Foursquare? Jeigu ir nežinote, metas sužinoti, nes šis tinklas turi jau 20 milijonų vartotojų ir paskutinį 5 milijonų jis pridėjo per paskutinių 16 mėnesių. Aha, o Lietuvoje vyko kaip tik šią savaitę, antroji Foursquare savaitė. Vyko pernai ir dabar šiemet. Šios savaitės metu daugybė barų, kavinių, restoranų ir klubų net 7 dienoms įjungė specialias Foursquare premijas. Žmonėms, kurie naudojasi Foursquare ir aplanko kavinės ir barus dalyvius, na, duodami specialūs prizai. Kino bilietai, galbūt kavos puodelis ar dar kokia tai velneva. Vis dar neaišku jums, kas yra tas Foursquare'as. Turiu jums gerą žinią. Netrukus, kuomet rodysime programėlę mobiliajam, truputėlį plačiau paaiškinsime, kas yra Foursquare ir kaip juo naudotis. Nu tai va, Logitecho padas, kuris skirtas jūsų sėdmenų ir genitalijų sveikam egzistavimui. Ir metas išsiaiškinti, kasgi jį laimėjo, nes per praėjusią savaitę priėjo čia netiek ir mažai tų žinučių. Gerai, aš kaip visuomet atsidarau SMS-ų sąrašą ir dabar čia va pavedžioju ir bedu pirštu. Ir čia yra štai Omnitelio abonentas, kuris parašė NKTV noriu pado ir bandykime jam dabar paskambinti. Ir aš dabar norėčiau jam paskambinti su savo suskilusiu iPhone'u ir galėčiau tą padaryti, bet jūs negirdėtumėte, nes garsiakalbis irgi gyvatė neveikia. Dėl to, Valdai, prašau. Duok čia savo. Duok mesk, aišku. Oi! Oi, vos nenukrito. Gerai. Viskas, skambiname šio numeriu. Taip, 8 6 2 5 3 7 7. Call. Kažkas galbūt atsilieps. Labas. Sveiki. Kas čia kalba? Donatas. Donatai, ar žinai, kas tau skambina? Taip, iš NKTV. Nu teisingai, Donatai. Kaip malonu, klausyk, ką tu šiuo metu veiki, bičiuli? Dabar nieko, važiuoju prie kompiuterio sėdžiu. A ką atsidaręs, ką sakyk, ką? Autopliusą. Ką perki? Žiūriu mašiną. Tik nepirk Golfo. Gerai. Gerai, pirk Alfa Romeo. Valdas sako, Astra pirk. Pirksi Astra? Ne. O ką pirksi? Žiūriu iš audinių. Gerai, bala nematė. Bala nematė tavo audinės. Žiūrėk, ar žinai, ką laimėjai? Kulerį tą? Nu taip, nusveikinu tave, klausyk, laimėjai kulerį. Nu pasidžiaug dabar. Valio,
nesitikėjau. Nepūsk man arabų. Tu džiaugiesi ir viskas yra gerai, taip? Gerai. Gerai, okei. Ačiū, susisieksim su tavim vėliau. Gerai dėl laimėjimo? Gerai. Nu viskas, sveikinimai, ate, iki. Viso. O, iškrito. Nu va, širdis dabar rami, kad geras bičias laimėjo gerą prizą. Ir po savaitės vyks dar vienas laimėjimas. Štai šio prizo. Tadam, tai yra Logitech webkamas, kuris vadinasi C270. HD webkamas, ne šiaip sau. Dabar jūsų spuogus ir raukšlės draugai matys kur kas ryškiau. Norite tokio prizo? Parašykite mums SMS. Dabar pat pasimkite, parašykite NKTV, palikite tarpą ir tada parašykite noriu HD. Va, noriu HD, išsiųskite numeriu 1670, SMS kaina 2 litai. Po savaitės, kaip ir prieš tai, ištrauksime burtais priziuko šeimininką. Ačiū. Jau girdėjote, kad kaip tik šią savaitę Lietuvoje praėjo Foursquare savaitė. Tad kasgi tas Foursquare? Tai, bičiuliai, 4 kvadratu, o tiksliau vietos nustatymo socialinis tinklas arba žaidimas. Na, žaidimų elementų turintis tinklas. Iš esmės jis parodo jums, ką veikia jūsų bičiuliai. Visa sistema paremta check-inu arba prisiregistravimu. Jūs ateinate į barą, kavinę ar kokią kitą girdyklą ir prisiregistruojate. Na, dar prirašote kokią trumpą žinutę, ką ten veikiate ir ką geriate. O tuomet jūsų draugai gauna pranešimą, kur jūs esat ir ką veikiat. Mintis ta, kad tie draugai neva tai turėtų prisijungti prie jūsų. Na, o iš jūsų pozicijų žiūrint, gulite sau namie ir matote, kur laksto ir ką geria draugai. Ir galbūt nutarėte prisijungti, pabūti ir išgerti. Paprasta. Dar galite sudaryti sąrašą vietų, kurias norėtumėte aplankyti arba sukurti rekomendacijų sąrašą. Tai va, o dabar gudrioji sistemos dalis. Už čekinus gaunate taškus. Juos gaudami jūs esate suinteresuoti dar daugiau čekintis. O tada sistema veikia dar geriau. Daugiausiai taškų gaunate už čekiną dar nelankytoje vietoje. Kas įdomu, taškus dalina tik registracijoms po darbo valandų. Taip matyt neleidžia kerotis pravaikštų kultūrai. Iš kitos pusės kavinių ar barų savininkai taip pat gauna daug naudos, skatindami čekinus. Juk tai yra rekomendacijos lankyti šias vietas kitiems. Geriausias įmanomas marketingas. Na ir reikia džiugtelti, kad šis sumanus socialinis tinklas populiarinamas ir Lietuvoje. Tad nykščiai į viršų nuo NKTV, Foursquare savaitės organizatoriams ir visiems kabakams dalinusiems gėrimus už čekinus. Planšečių rubrikoje šiandien pačiupinėkime Lenovo produktą. Nebrangesnį ThinkPadą, o pigesnį IdeaPad A1. Mažesnė 7 colių androidinė planšetukė kainuoja Britanijoje 200 svarų. Lietuvoje jo neaptikome. Na bent jau Google'as mums nieko to klausimų nepasakė. Bet taigi kiekvienas žinot kažką, kas Anglijoje galėtų nupirkti ir atsiųsti su mikrūške, ane? Jau pusę metų šis daikčiukas parduodamas ir yra labai neprastas pasirinkimas norintiems nedidukės iki 1000 litų kainuojančios planšetės. Bazinis modelis turi 8 gigus atminties, 3 megapikselių kamerą, GPS, 1 gigo procesorių. Daikčiukas sveria 400 gramų, o baterija gyvos 6-7 gal net 8 valandas. Iš minusų galima būtų įvardinti vis tik ne itin gerus vaizdus darančias kameras. Na ir vidutiniškos kokybės ekraną. Prie privalumų microSD kortelių ir mini USB lizdai. Apibendrinant, geras produktas už labai protingą kainą. Ko gero, rekomenduojame. Mobiliojo turinio kūrėjai 53 arba PAM3 neseniai paskelbė, kad šios kūrėjos programkė Paper arba popierius buvo parsisiųsta jau 1,5 milijono tiražu. Ką popierius daro? Na, kaip ir paprastas popierius. Galite piešti, daryti skečus, rašyti. Naudosite įvairius įrankius ir daugybę spalvų. Visa tai gražu, smagu ir nemokama. Bet, kai tik užsimanysite kokio teptuko, bam, ir pinigėlis, kelis eurus reiks pakloti. Sakyčiau, nepigu. Pabandėme mes nemokamą versiją ir kadangi turime nulinį talentą piešti, palikome Paper ramybėje. Tačiau, jei būtų bent koks polėkis ir bent koks sugebėjimas, turėti puikią piešimo lentą visuomet po ranka būtų pasaka. Rimtai, jaunieji meno žmonės, būtinai pabandykite Paper ant iPado ir tada jau parašykite mums, ar tai gali būti derama alternatyva rimtam piešimui ant popieriaus. Mąstantiems apie planšetinio kompiuterio įsigijimą patariame kreiptis į ambo.lt. Šie specialistai mielai patars jums, ką ir už kiek įsigyti. Na ir dar, išklausys jūsų bėdas, nors gal nereikia bėdų. Pasilikime ties planšetėmis. Šią savaitę geras pasiūlymas – Acer Iconia planšetei. Net 32 GB atminties, 10 colių, dabar už 1269 litus. Planšetinį kompiuterį įsigykite iš ambo.lt.
Ne, mes nepamirštame, kad galime jums atsidėkoti už peržiūras. Atsidėkoti drabuželiu, firminiais NKTV marškinėliais ilgom rankovėm, specialiai atėjus šiltam pavasariui. Tuo pasirūpino mūsų vadybininkė Kristina, kuri greičiausiai būtų atleista, bet kadangi dirba už 0 pinigų, tai nėra kaip žmogaus ir atleisti. Žodžiu, bičiuliai, geras daiktas, medvilnė 100% galite laimėti, jeigu pasidalinsite laidą NKTV ant savo Facebook'o arba Google Plus profilių reikalų. Spauskite mygtuką rekomenduoti, jei žiūrite mūsų nkTV.lt, va čia iš karto yra tas mygtukas. Tikrai ačiū labai. Žinot ką, paspauskit, netgi jeigu ir nenorite tų marškinėlių, mums tikrai labai reikia jūsų rekomendacijų. Ačiū. Mėly jaunesni NKTV žiūrovai, aš noriu jūs nukelti į gūdžius 2000 metus ir tų metų šaltą spalio rudenį ir parodyti jums, kaip tuo metu tokie vyresni žmonės, na kaip pavyzdžiui, aš jungdavomės prie interneto. Nebuvo nei jokios optikos, buvo skambučiai. Skambučiai į numerį. Skambindavot modemu, telefono liniją, tada internetas kažkaip birbdavo, prisijungdavo ir tada labai lėtai naršydavo. Ir dabar pažiūrėkite, kiek tuo metu šios lėtosios paslaugos kainavo. Nuo spalio 1 dienos keičiasi prisijungimo prie interneto paslaugos takas komutuojamomis telefono linijomis tvarka. Akcinė bendrovė Lietuvos Telekomas pristato naują paslaugą Atviras takas. Nuo šių metų spalio 3 dienos mes pristatėme vartotojams naują interneto prieigos paslaugą Atviras takas, kurios esmė yra ta, kad visi vartotojai gali prisijungti prie interneto visoje Lietuvoje, naudodamėsi vienu interneto prieigos numeriu, tai yra 8901555555. Ir visiems Lietuvos vartotojams, ko mes neturėjome iki šiol, kainos naudojantis internetu yra vienodos. Spalio mėnesį mes taikome specialią nuolaidų akciją, tai reiškia, kad visi skambinantys šiuo numeriu ir besijungiantis prie interneto mokės už skambutį tik tai telefoninio lokalaus skambučio kainą. Taigi nuo lapkričio 1 mokestis susidės iš 2 dalių. Tai bus mokestis už skambutį, fiksuotas nepriklausantis nuo skambučio trukmės, ir mokestis už minutę, kuris bus lygus lokalaus telefoninio skambučio kainai. Mes iki šiol turėjome tik tai interneto prieigos paslaugą takas, kuri buvo prieinama 5 didžiuosiuose miestuose esantiem gyventojams. Dabar jie gali naudotis bet kuriame mažame Lietuvos kampelėje gyvenantis interneto vartotojas. Ir Atviras takas dar patogus tiems vartotojams, tarkim, kurie keliauja nemažai Lietuvoje. Mes siūlome interneto prieigos numerį, kur jūs nuvykę į bet kurią Lietuvos vietą, jums nereikia nieko keisti kompiuterį, jums nereikia jokių sutarčių. Jūs tiesiog jungiatės prie telefoninės linijos ir naudojatės internetu. Už skambutį jūs mokėdavot 71 centą vien už sujungimą ir tada už kiekvieną internete pratupėtą minutę piko metu 9 centus už minutę. Ir greitį jūs turėdavote 56 kilobitus per sekundę, jeigu toks jūsų modemas ir realiai tokio greičio niekada nebūdavo, visada būdavo mažesnis. Tai yra maždaug turbūt būdavo kokie 5 kilobaitai per sekundę. Va tokiu greičiu mes brausindavom seniau. Kaip gerai, kad laikas bėga ir kaip gerai, kad dabar yra 2012 metai. NKTV merginos, šiandien pas mus su Valdu. Mes jūs parodysime ant mūsų senom kompiuteriniam šiukšliam nusėto ekrano, bet nesvarbu, jūs užstosite šiukšlės ir būsite mūsų puošmenos. Taip, kažkada mums su Julium kilo idėja suskaičiuoti absoliučiai visas merginas, kurios žiūri laidą NKTV, nes jų turėtų būti nedaug. Štai prašau, jau parodėme jų 55 ir dabar iš eilės 56. Vilma Vilmutė, kuri valgo ledinuką. Va, Vilmutė. 56. Viltė Ravinskaitė, 17 metų mergina iš Marijampolės. Ji nėra didelė naujausių technologijų fanatikė, tačiau kiekvieną kartą maloniai pažiūri mūsų laidą. Viltė, ačiū tau labai už tai. Toliau, numeris 58. Eglė Lanauskaitė, 22, studijuoja ir ieško darbo Vilniuje. Norite pasiūlyti Eglei darbą? Prašau, kreipkitės į mus, mes perduosim. Valdai, nori? Valdas nesiūlo darbo, jisai ieško įvairiausių pretekstų su jumis susitikti. Tai merginos, nepasimaukite ant Valdo kabliuko. Kažką negerai pasakyti, ne? Gerai. 59. Mergina yra Radvilė Bronušaitė. Labas, aš Radvilė. Ir jūsų laidą pradėjau žiūrėti dėka Dovydo. Ernestai, tu gal aktorinį baigėjai, smagu žiūrėti. Radvilė nebaigiau, ne.
gal kada baigsiu. Toliau, paskutinioji 60-oji mergina šiandien yra Indrė Meškauskaitė. Štai prašau, dailioji Indrutė, kurie yra tik 13 metų. Žiūri įdomias ir nuotaikingas laidas, patinka ne tik naujovės, bet ir pokštai. Va, brolis primena Indrei. Kažkaip be vyro čia niekaip neapseina, ne? Arba vyrai, arba broliai, arba draugai kažkokie liepia merginom žiūrėti NKTV. Tai ką, jeigu ir tu esi NKTV mergina ir dar nebuvai čia ant mūsų lentos, parašyk mums apie save. info@nktv.lt. Atsiųsk nuotrauką būtinai. Taip, next. Kas? Not now. Jau? Neišsirenku, žinokit, kol kas neišsirenku. Negaliu išsirinkti. Vienas suskilęs, kitas naujas. Bet kuriuo atveju reikia mums panaršyti rubrikoje tinkle. Daug gerų svetainių prisiuntė šiandien. Ir pirmą, žinokit, Gytis Leonas mums ją atsiuntė. Galvoju, iškart nuo jos pradėsiu. Jis yra bimbam, bet man žiauriai patiko. Žiūrim. Čia yra virtualus prabangių automobilių salonas. Kažkur Vokietijoje, žiūrėkit. Va, galima apsidairyti, va, prašau. Matot, Aston Martinas stovi, kažčia Mersiukas V8 kompresorinis, bet gal mes užeikime į jo vidų. Kažkokios brošiūrėlės iškaišiotos ir žiūrėkit, kas čia Ferrari, Lamborghini. Bet aš noriu nueiti į šitą galą. Eikime į šitą galą. Dabar žiūrėkit, čia yra daug prabangių automobilių. Esmė yra ta, kad jūs galit į bet kurią iš jų įsėsti į vidų. Aš norėčiau pasėdėti Ford GT. Pabandysiu. Niekada nesusėdės ir greičiausiai niekada nesėdėsiu. Tad bent jau prie kompiuterio galiu pažiūrėti, iš ko čia kas čia per... Valdai, čia yra basavykas? Kaip manai? Čia. Ja? Ok, gerai, Ford GT. Tai va, bičiuliai. Kadangi vyriška auditorija mūsų žiūri, manau, kad daug džiaugsmo apturėsite, naršydami po šitą saloną ir landžiodami po prabangių mašinų vidurius. Va, po tokio panaršymo po automobilius mes eikime prie rimtų dalykų, prie praktinių įrankių, kurie galbūt padės jums kokią nors dieną. Ta diena atėjo turbūt kažkada Viktorui Novičenko, kuris mums siūlo aplankyti štai ką. O ta štai ką yra tokia velneva, žiūrėkit, jeigu jūs nemokate rašyti kirilicą, tai yra rusiška abėcėlė, nepažįstat klaviatūros ir norit rašyti, pavyzdžiui, angliškai, bet kad kompiuteris jums iškart verstų rusiškom raidėm. Nu, bandom. Tai dabar aš rašau, pavyzdžiui, Valdai. Pavyzdžiui, aš rašau viet. Va, matot, aš rašau iškart rusiškai priviet, nors aš rašiau lotyniškomis raidėmis. O kaip čia dabar rašyti? Ja, taip. Mogu rašau. Skушать. O kaip mekkiai znak? Kaip mekkiai znak? Skушать morkovku. Va, aš galiu suvalgyti morkytę. Žiūrėkit, gaunasi, kažkas gaunasi. Tai ačiū labai Viktorui, nes puslapis panašu, kad veikia. Jeigu jūs ant kompiuterio neturite rusiškų raidžių arba tingit naudotis virtualią klaviatūrą, galit bandyti tokiu būdu rašyti tekstą rusiškai. O štai Edvinas Lipkauskas sako, kad, bičiuliai, jūs rodėte ten, kur Vilniaus mieste matot troleibusus realiojų laikų, kurie važiuoja autobusai ir troleibusai po žemėlapį. Toks dalykas yra ne tik Vilniuje, bet ir Kaune. Štai. Čia mes renkamės maršrutus ir žiūrėkit, tų maršrutų, tarkim, autobusai yra atvaizduojami realiųjų laikų Kauno žemėlapyje. Negana to, rašoma, kur yra jie ir ar jie pirmauja, ar jie atsilieka lyginant su savo grafiku. Sistema iš tikrųjų lyg ir nebloga, jos galimybių tikrai neturėjau laiko ištyrinėti, bet tą galite padaryti jūs, jeigu jūs esate kauniečiai arba važiuojate ten. Va, nu puiku, pasirodo, tikrai 21 amžius Lietuvoje, bet rimtai. Įsivaizduokit, kad vieną dieną jūs atsibundate ir už lango matote nemalonius besišypsančius praeivius, o pačius baisiausius ir žiauriausius zombius, kurie nori jūs sudoroti. Tokius padarėlius mato Tomas Simutis, matyt prisižiūrėjo serialo The Walking Dead. Bet kuriuo atveju atsiuntė mums specialų įrankį, kuris galbūt padėtų jums išgyventi zombio atakos atveju. Žiūrim. Tas įrankis yra žemėlapis. Parodysiu jums Amerikos pavyzdžių. Tarkime, ta diena, kai už lango vien zombiai, jūs ištinka, jį gyvenate,
Na, kad ir, tarkim, Beverly Hillse. Tai zip kodas yra, kodėl man rodo, žiūrėkit, chromas, matot, ką daro? Aš einu čia, va, dabar rašau 90210, taip? Beverly Hills. Štai čia esu aš, o štai aplink mane yra tai, ko man prireiks, į mane užpuls zombiai, o tai yra vieta, kur aš galiu susirasti maisto konservuoto, vieta, parduotuvė, kur aš galiu pasimti, nes ekonomika neveikia, pasimti ginklą. Yra policija, yra radio bokštas, yra kapinės. Kapinės man kam? Žodžiu, specialiai žemėlapis parašė jūs zombių atakai. Siūlau pažaisti su juo, visai smagus, ir pabandykite čia įrašyti Vilnių arba Kauną. Pažiūrėkit, ar zombių atakai esam pasiruošę mes čia Lietuvoje. Valdai, parodyk visiems, ką tu man prieš tai. Uždėk man. Ne šitą, uždėk, va. Su Valdu įvardinam šitą dalyką kaip pedofilo juostelį. Žinot, būna kaip per žinias rodo pedofilą ir jam ant veido uždeda juostelę. Čia galima būtų pedofilo webpage den. Gerai, dabar grįžkim. Ok, galiu tęsti, ačiū. Dominikas Ničiajus, pamatęs, kaip mes laidoje rodėme priedą Chrome naršykliai, tam, kad jūs galėtumėt iš karto išsaugoti YouTube video filmukus, atsiuntė mums analogišką priedą, tik jis veikia Firefox'e. Pažiūrėkim. Va, žiūrėkit, yra nuoroda, nueinat ir iš karto spaudžiat Add to Firefox. Ir reikalą jums įdės į naršyklę. Taip, dabar naršyklę reikia perkrauti ir žiūrėkit, iš karto, ką mes darom. Mes einame į YouTube ir žiūrime, ar veikia. YouTube yourself, yes, I YouTube myself, taip, youtube.com ir bet koks video filmukas, pavyzdžiui, kad ir čia. Ir čia atsiranda, žiūrėkit, čia atsiranda download, matot? Spaudžiu download. Ir tada mes, aišku, pasirenkam, tarkim, MP4 HD versiją ir failas yra iš karto išsaugomas jūsų kompiuteryje. Tokie priedai yra super. Prampapam, pasiskraidom besibaigiant rubrikai tinkle. Puslapį mum atsiuntė Paulius Kairys. O Paulius Kairys, Kairys, ar tik ne Jurgio Kairio sūnus? Tebūnė tai Jurgio Kairio sūnus, sugalvokime legendą ir ją sekime. Žiūrim, kas ten per puslapis. Ką čia galvot, ką čia mokytis? Fly. Varom ir viskas. Na, kas čia dabar? Žiūrėkit. Dykumoje yra lėktuvas. FedEx Express. Kol dykumoje yra lėktuvas. Gerai, bandom pasikeisti lėktuvą. Aš norėčiau... Galima digi oro balioną. Noriu Concordo. Tebūnė Concordas. Čia bus Concordas. Ir aš noriu skristi, tarkim... Galima kilti nuo žemės, o galima skristi. Noriu į dykumą, į Saharą su Concordu. Va, ir aš skrendu dabar, žiūrėkit. Ajajajajajajai. Valdai, padėk. Valdai, padėk, sakau. Concordas taip neturėtų skristi, kas dabar darosi, kas dabar... Šnai, dykuma, šnai ir nesulūžo ir nieko nenutiko šitam Concordui. Vat, kad tokie Concordai būtų visais laikais. Žodžiu, eilinį kartą įrodžiau, kad neturiu absoliučiai jokių gabumų žaisti webinius žaidimus. Bet jūs turite, todėl jūs ir pažaiskit. Po šios epinės mano nesėkmės norėčiau vis tiek pakviesti jūs atsiųsti mums nuorodas, įdomesias nuorodas į rubriką tinkle. Jas reikėtų rašyti tiesiog ant sienų, štai čia mūsų Facebooko sienoje. Adresas ekrano apačioj, o taip pat, jeigu jūs norite aplankyti laidoje rodytus puslapius, padarykite tą paprastai, nukeliaukite į nkatv.lt ir ten iš karto po mūsų video langų apačioj yra nuorodos, užsirašyti nieko nereikia, spaudžiat, einate tiesiai. Ačiū už dėmesį rubrikai tinkle. Tikriausiai visi sutiksite, kad BioWare šiandien viena iš dviejų stipriausių RPG žanro kūrėjų. Stipriausi jie yra dėl kompanijoje dirbančių talentų. Todėl, kai išgirdome, kad 3 iš BioWare išėję vyrukai nusprendė kurti savo nepriklausomą RPG, ištempėme ausis. Gali būti įdomu. Kalbame apie naująjį Bane Saga, kuris yra finansuojamas novatoriškų crowdsourcing būdu. Tai yra, bendrovė jam reikalingas lėšas renka iš kitų internautų, kurie jas gali paaukoti tiesiog tinklalapyje. Įdomiausia tai, kad kovo 19 dieną, paskelbusi pinigų aukojimo pradžią, bendrovė pirmąjį tikslą pasiekė jau kitą dieną, surinkdama 100 000 baksų. Jos paaukojo daugiau nei 4200 gamerių iš viso pasaulio.
The Bene Saga varikliukas primins Final Fantasy seriją. Čia galėsime susikurti savo herojų komandą, kuri vykdys įvairias užduotis ir triuškins priešus ėjimų kovose, kurie įtikina, kad jų projektas skirtas brandžiai auditorijai, tokiai, kurie skaito Game of Thrones ar Juodąją gvardiją. Kovodami su priešais, skirtingai nei Heroes of Might and Magic ar King's Bounty, valdysite ne armijas, o individualius veikėjus. Todėl kovos su jais bus unikalios. Kiekvienas herojus turės savo stipriasias savybės ir kovos stilius, kurie išryškės mūšio lauke. Savaime aišku, kad nuo tinkamo jų išnaudojimo priklausys ir jūsų sėkmė. Taip pat kūrėjai tvirtina, kad tokiu būdu žaidėjai, valdydami ne armijas, o individualius veikėjus, galės labiau su jais susitapatinti ir užmegzti asmeninį ryšį. Kūrėjai tikina, kad jiem pavyko pagaminti unikalią ėjimų kovos sistemą. Kol kas jie neatskleidžia visų galimybių, tačiau tvirtina, kad lengva išmokti, bet įvaldyti sunku. Naujoji sistema yra skirta žaidėjams, kurie ieško tikros strategijos ir gilumos. The Bene Saga, kaip ir kitose moderniuose RPG, žaidimo eigą įtakos patys žaidėjai. Tačiau skirtingai nei The Witcher, čia didelių posūkių nebus. Jei The Witcher nuo kai kurių pokalbių priklausė sekantis aktas, tai čia mastas bus gerokai mažesnis. Turėsite spręsti, kurios herojus palikti gyventi, o kurie turės mirti. Taip pat ką priimti į komandą. Kūrėjai tai aiškina pateikdami dvi priežastis. Visų pirma, pasirinkimai labai smarkiai įtakoja žaidimo biudžetą. Jei nuo vieno pasirinkimo eiga gali pakrypti į visai kitą pusę, tai reiškia papildomus scenarijus, tekstus ir pinigą. To indie žaidimas tiesiog savo negali leisti. Natūralu. Kitas dalykas. The Bene Saga nėra žaidimas, kuriame turėtumėte gelbėti pasaulį. Čia herojai tiesiog stengiasi išgyventi. Todėl ir pasirinkimai yra kitokie, arčiau žemės. The Bene Saga numatoma išleisti lapkričio mėnesį. Žaidimas kol kas kuriamas PC platformai, tačiau ateityje žadamos jo versijos Linuxui ir iPadams. Bam. Viskas. Tarkime sudie ir atsisveikinime iki kito sekmadienio. Bet prieš tai noriu visiems priminti, kad egzistuoja toks dalykas kaip gėrio SMS-as. Jų mes labai laukiam. Jeigu jums patiko ši laida, atsiųskite mums žinutę. Numeriu 1670 parašykite raidės NKTV, tai jums kainuos 2 litai, o mums bus plus 1 litas, nes visą kitą pasiims operatoriai. Gerai, ir aš kažkaip ieškojau neigiamo komentaro laidos pabaigai ir žinokit, man nepatiko. Nes neigiamo komentaro nėra. Rimtai. Praktiškai ne vieno neradau, na tokio, kuris būtų vertas televizijos eterio. Tai būkit mėly, tikrai parašykite. Tikrai mums reikia kritikos ir tokios, kad pjautų, rėžtų, ne Valdai, reikia. Reikia apie Valdą, ką nors uždėkit. Na, artimiausia, ką aš radau neigiamam komentarui, yra štai šis video filmukas, kur kažkas nepatingėjo, padirbėjo ir padarė štai tokią nesąmonę. Tai rodom nesąmonę ir tariam sudie iki kito sekmadienio.